Kadangi šie metai yra tie, kuriais Sodra vėl bandys visus pilnamečius, dirbančius, bet ne vyresnius negu 40, įtraukti į antros pakopos pensijų kaupimą. Tai tau, jeigu esi tame amžiuje, tarp 18-40 ir dirbi, reikia priimti sprendimą, ką daryti. Ar atsisakyti to įtraukimo, ar likti kaupti. Sprendimą turi priimti iki 22 metų, šių metų, birželio 30 dienos. O kad sprendimą būtų priimti lengviau, tai pasižiūrėk šį video iki pabaigos, nuosekliai, kad vėliau pasiskaičiavęs savoje situacijoje gebėtum priimti informuotą sprendimą, ką daryti. Važiuojam tada. Pirmiausiai, panagrinėsim, kaip veikia sistema ir kodėl ji iš viso buvo sukurta. Tai pirmiausiai, valdžia suprato, kad turim problemą. Demografija neigiama, kitaip tariant, mūsų tauta sensta. Ir sistema, kuri veikia sovietmečiu, nebeveikia 21 amžiuje. Kitas dalykas, stojant į Europos Sąjungą, Europos valdžia reikalavo turėti daugiapakopę pensijų sistemą. Nes vakarų pasaulyje tai yra absoliučiai įprastas modelis, kad gyventojas pasirūpina didžiąją dalimi pats savo pensiją, o ne laukia kažkokios išmokos iš valstybės. Visose įprastai valstybėse yra mokama ir valstybinė pensija, bet didesnę dalį žmonės susikaupia patys savo. Lietuvoje mes dar tik pratinamės prie to, kad reikia savimi rūpintis. O jau 30 metų nepriklausomybės prabėgo. Kaip veikia sistema? Tai iš esmės yra taip. 3% keliauja iš tavosios kišenės. Ir ne nuo atlyginimo į rankas, bet nuo atlyginimo ant popieriaus. Tai yra tai, kas matosi algalapyje, ta didesnioji suma, kurios negauni, nes dalis nukeliauja mokesčiams, dalis lieka tau į rankas. Tai būtent nuo popierinio atlygio keliauja 3% į tavo pensijų fondų sąskaitą, aišku, jeigu kaupi. Ir taip pat 1,5% valstybė duoda nuo vidutinio atlyginimo Lietuvoje prieš 2 metus kaip bonusą. Gali būti, kad esi pasirinkęs periodiškai didėjantį kaupimo būdą, aš apie jį šiandien nekalbėsiu, nes 23 metais viskas susivienodins. Ir visi kaups maksimaliu būdu, 3 + 1,5. Kad suprastum skaičius, 2 pavyzdžiai. Tarkim, uždirbi 1000 eurų ant popieriaus. Į rankas čia bus turbūt apie 600 eurų. Tai tavo dalis, kuri keliaus į pensijų fondus, sudarys 30 eurų. Valstybės dalis bus 21,79 €. Tai iš viso pervedama dalis bus 51,59 €. Ką tai reiškia? Kad valstybės dalis sudaro 72% nuo tavo atidedamos sumos. Ir tai yra tavo garantuota grąža, nevertinant jau ką uždirbs fondas. Jeigu tavo atlygis didesnis, pavyzdžiui, 3000 eurų į rankas, tai valstybės dalis bus mažesnė procentaliai, nes pinigais gauni tiek pat - 21,09 €. Tavoji dalis nuo 3000 yra 90 eurų ir bendrai yra pervedama 111,59 €. Ir valstybės bonuso dalis sudaro 24% nuo tavo atidedamos sumos. Aš nežinau kito instrumento, kur tu garantuotai gautum tokio dydžio grąžą. Ar 7, ar 20%. Jau nėra didelio skirtumo. Tai yra labai daug nuo sumos, kurią atsidedi. Pervesti pinigai, ta bendra suma, yra investuojama, įdarbinama. Už tą pinigų sumą yra nuperkami investiciniai fondo vienetai. Tie fondo vienetai susideda iš akcijų, obligacijų, pinigų rinkos priemonių. Laikui bėgant fondo vienetai pinga, brangsta, įvairiai kinta. Bet ilguoju periodu turim aiškę kreivę aukštyn. Šiame video nesiplėsiu kodėl, apie tai jau esu padaręs video, tad pasispausk iššokusią nuorodą, jeigu to dar nesimatęs ir pasižiūrėk, kaip veikia fondai. Tai pensijų fondai veikia tuo pačiu principu. Taigi tavo pinigai yra įdarbinti ir laikui bėgant didina savo vertę. Lietuvoje šiandien dienai yra 5 pensijų fondų valdytojai. INVL Asset Management, Aviva, Swedbankas, SEBas ir Luminoras. Kaip išsiaiškinti, kuris valdytojas pelningiausiai dirba, uždirba didžiausią grąžą tau? Tai išsiaiškinti yra labai paprasta. Nereikia niekur keliauti, su niekuo kalbėti net nereikia. Realiai ką reikia padaryti, tai atsidaryti naršyklę, įsijungti Google ir įsivesti antros pakopos pensijų fondo rezultatai arba IRR lentelę arba kažkokį tokį raktažodį. Ir atsidarius, greičiausiai tai bus pirma nuoroda, ją pasispausti ir atsidaryti
vidinės grąžos normos rodiklį. Vidinės grąžos normos rodiklis, IRR rodiklis, tai yra rodiklis, kuris parodo realią fondo grąžą jau atskaičius visus administracinius mokesčius. Pagal ją gali palyginti visus Lietuvoje veikiančius pensijų fondus ir išsirinkti, kuris tavo amžiaus kategorijoje dirba pelningiausiai. Mano siūlymas yra lyginti ne trumpąjį periodą, kiek fondas uždirbo šiemet ar per pastaruosius kelis metus, bet per ilgąjį laikotarpį nuo fondo įkūrimo pradžios, kiek fondui konkrečiam pavyko uždirbti grąžos. Ir šiuo atveju turėsi lyginti dvi lenteles – iki 19 metų ir nuo 19 metų, nes šiek tiek pasikeitė sistema per praėjusią reformą, todėl, norint matyti visą vaizdą, turėsi pasilyginti tas abi lenteles. Kaip sekasi fondams nuo 19 metų iki dabar ir kaip sekėsi iki 19 metų anksčiau, kokie fondai, kokią grąžą uždirbo. Jeigu dalyvauji pensijų kaupime, tai pensijų fondų valdytoją gali keisti bet kada, jeigu nori. Keletą antros pakopos pensijų sistemos pliusų ir minusų, kuriuos aš asmeniškai išvelgiu. Tai pliusai – labai patogi vartotojų sistema. Realiai nieko tau nereikia išmanyti. Net jeigu pasirinksi patį blogiausią pensijų fondą, tau vis tiek kaupsis kapitalas, vis tiek bus ilgojo laikotarpiu uždirbta grąža, šiuo atveju ne maksimali grąža, bet vis tiek būsi uždirbęs. Ir tai bus daug daugiau negu neturėti nieko. Kitas pliusas – tai yra pelninga dėl lengvatų, apie kurias jau video pradžioje kalbėjau, ir taip pat pelninga dėl pačios grąžos. Kaip ir gali matyti IRR lentelėje, fondai uždirba nuo kelių procentų grąžą iki 14% grąžą, vidurkis apie kokie 6% turbūt gaunasi, ilgojo periodo vidurkis. Ir trečias pliusas tai yra apsauga nuo savęs. Jeigu kaupi pensijų fonduose, pinigai liks ten iki tavo pensinio amžiaus, tai pinigų neiššvaistysi. Pagrindiniai minusai – tai kad dažnos reformos nekuria pasitikėjimų. Kiek jau reformų vyko, sunku jas net ir suskaičiuoti. Bet jeigu pasigilintume, tai pasaulis nuolatos keičiasi. Tad net ir pensijų reformos turi vykti, kad pristaikytų besikeičiančias galimybės, poreikius, edukaciją tą pačią žmonių. Kitas pagrindinis minusas tai yra itin nelanksti sistema. Tai yra, kad jeigu nebenori tęsti kaupimo pensiniam amžiui, tai to negali padaryti iki kitos reformos. Jeigu nori anksčiau išimti savo pinigus, to taip pat negali padaryti. Ir nors iš vienos pusės tai yra saugiklis, kad neištaškytum pinigų, greičiausiai dėl to šitas saugiklis ir yra uždėtas. Bet net jeigu tu pasieksi tokią galimybę išeiti į savo pensiją, finansinę laisvę anksčiau, tu to padaryti negalėsi su savo antros pakopos pinigais. Tie pinigai ten bus iki tavo pensinio amžiaus ir tik tada galėsi juos panaudoti. Beje, greičiausiai ne visus iš karto, o tik tais dalimis gausi išmokas. Jeigu po paskutinės reformos 2019 metais pasilikai kaupti antroje pakopoje arba nuo to laiko pradėjai kaupti antroje pakopoje, tai šiuo metu atsisakyti to daryti negali. Turi tęsti kaupimą. Ir tau teks laukti kitos reformos, kada bus suteiktas šansas atsisakyti, jeigu taip norėsi padaryti. Jeigu iki šiol nekaupi antroje pakopoje arba kaupimą buvai sustabdęs, reikia jungtis į sodra.lt puslapį, prisijungti prie gyventojo srities ir prisijungus pagrindinio lango apačioje spausti baltą mygtuką, pateikti prašymą dėl kaupimo atsisakymo. Tada susipildai savo asmeninius duomenis, tuomet uždedi varnelę ties prašau neatnaujinti pensijų kaupimo įmokų pervedimo ir spaudi mėlyną mygtuką pateikti. Tai atlikti svarbu, pabrėžiu, iki šių metų birželio 30 dienos. Prisijungti ir atsisakyti kaupimo užtruks apie kokias 2-3 minutės. Taip kad jeigu ketini tą daryti, padaryk dabar. Nes jeigu nepadarys dabar, yra šansų, kad pamirši. Mano asmeninė išvada tokia, kad aš manau, jog antros pakopos pensijų fondai yra puikus įrankis kaupti savo pensinį kapitalą. Kodėl? Todėl, kad nukeliauja dalis nuo pinigų, už kuriuos nereikia sumokėti mokesčių, yra mokamas papildomas bonusas iš valstybės ir dar uždirbama grąža. Ir niekuo realiai nereikia rūpintis, tik pasirinkti valdytoją. Ir beje, ir yra labai maži administraciniai. Tokie maži, kad aš galvoju, kaip tie pensijų fondai iš vis išgyvena. Bet nors pats įrankis yra geras, sistema nelabai. Gal tiksliau sakant, manau, kad ne kiekvienam tinka. Kai kuriems žmonėms, kurie pasiruošę yra dirbti visą savo darbingą gyvenimą, tai yra puikus įrankis ir aš tikrai rekomenduoju tokiems žmonėms naudotis antros pakopos pensijų fondais. Tame absoliučiai nieko blogo nematau dirbti visą savo darbingą gyvenimą.
Bet jeigu tavo asmeninis tikslas yra išeiti į pensiją, į finansinę laisvę kur kas anksčiau, 40, 50, o gal net 30, tai pensijų fondai šitoj vietoj, konkrečiai kalbu apie antrą pakopą, netinka, nes tai nepadės tau šito tikslo įgyvendinti. Geriau tą pinigų sumą nukreipti ar į trečią pakopą, ar į investicinį gyvybės draudimą, ar galbūt kažkur kitur įdarbink pinigus per ETF-us, paskolas, REIT fondus, ar kas tai bebūtų, kripto tos pačius. Kodėl svarbu investuoti bet kokiu atveju? Todėl, kad nesvarbu, ar tu kaupi antroji pakopai ar ne, tau pinigų reikės. O jeigu nekaupsi, neinvestuosi, nieko ateityje neturėsi. Aš jau nemažai esu sukūręs video apie vairius investicinius instrumentus. Jų taip pat atsiras dar daugiau ateityje. Tai jeigu esi nematęs senesnius, peržiūrėk, naujų lauk, o kad laukdamas nepraleistum, tai užprenumeruok mano kanalą, kad nepraleistum naudingo turinio. O jeigu šitas naudingas turinys tau patinka, tai dar ir patinka mygtuką paspausk. Tai man yra papildomas paskatinimas ir pagalba. Na, o jeigu tau yra aktuali ne tik bendrinė informacija, bet kaip konkrečiai tavojoje situacijoje pasielgti, visada gali man parašyti ir susitarti dėl asmeninės konsultacijos. Tai lauksiu tavo žinutės. Na, o šiam kartui tiek, pasimatysime jau kitame video. Iki.